Laida Dzūkijos verslas. Sveiki Dzūkijos veido žiūrovai, su jumis šiandien laida Dzūkijos verslas ir mes viešime UAB Koner patalpose, tuoj nueisim pakalbinsime jų vadovą, UAB Koner vadovą Edvardą Bielskį, o kuogi jie užsiima? Statybos visiems taip artimas, priimtinas iki skausmo negaliu žinomas verslas, tadgi pakalbinsime, ar sudėtinga, ar sunku ir kaip sekasi šiais krizės sunkiais laikais UAB Koner. Užeinam. UAB Koner. Įmonė registruota 2012 metais lapkričio 26 dieną. Pagrindinė įmonės veikla – gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba. Šiuo metu dirba 63 darbuotojai. Labas, Edvardai. Labas. Labai malonu, kad galų gale nesigaučia iki tavęs, kad gražiuose patalpuose, labai gražus ofisas, tie biliardo stalai, visokie kavos, sertifikatai, matosi, kad įmonė tikrai atsakingai žiūri į savo darbą, jau kiek pasidomėjau, turbūt 12 metų tuoj bus, taip? Lapkričio. Tai kaip, nuo ko visa buvo pradžia, kaip tau gimė tokia idėja, ar tu buvai prieš tai susijęs su statybų verslu, ar ten tėvai, giminės, kodėl statybos? Aš pats baigęs statybos inžineriją. VGTU? Jo, VGTU tada buvo dabar Vilnius Tech. Tai tiek bakalaurą, tiek magistrą. Ten pabaigiau ir daugiau nieko kito turbūt gyvenime ir nemoku veikti, tik tai statybose dirbsiu. O man toks klausimas, dabar lipant laiptais, o tu iš tų, kadangi visą gyvenimą statybos ir atvažiuoji kur pas draugą ir statosi ir ką čia nesam, ką čia pridarė, čia iš tų ar ne? Ne, aš gal ne iš tų, kad ką čia pridarė, bet iš tų, kur visą laiką eini ir žiūri kiekvieną kampą, kaip padaryta, kur kas įtrūkė, kur neįtrūkė, kodėl taip, kodėl ne kitaip. Nu, yra ta profesinė tokia beprotystė, bet... O ką reiškia tas pavadinimas Koner? Kūgis. Kūgis, šitą angliškai taip, bet kodėl, kaip taip sugalvojot, kad kūgio namą pirmą pastatė? Piramidės yra, piramidės formą nepavadinsi. Įmonės kažkaip neskambėjo, o kūgis yra kūgis. Tai siekiamybė tobulumo, žinai, į tą smailėjantį. Mintis graži, taip. Bet siekiant to turi tvirtai stovėti ant kojų, tai padas turi būti platus, žinai. Bet čia pats sugalvoji, ar su kažkuo buvo kažkoks susirinkimas, pasitarimas? Pats žinai, kaip šauna geriausias mintis. Tai va panašiai taip ir šovė tos geriausias mintis to pavadinimu. Niekada nenorėjau sieti su vardu, tapatinti savęs kažkuo, tai nemačiau tame kažkokio reikalo ar prasmės. Kažkaip tai va. Tiesiog neutralus pavadinimas ir tiek. Bet po mokslų pats, ar su kažkuo pradėjote, aš kiek žinau, vienas esi savininkas, direktorius šitos įmonės, taip? Jo, aš po baigimo atvažiavau į Dzūkiją, taip jau gavosi su žmona. Nes pats esi iš kur? Pats esu iš Raseinių rajono. Raseinių. Jo. Tai va, pabudu atvažiavom į tą Dzūkiją ir įsidarbinau Dzūkijos statyboje. Dzūkijos statyboje ir pradirbau, gal 7 metus. Ir tada jau pamatai, kad pats geriau moki statyti. Nebūtinai, kad pats geriau moki statyti, bet tiesiog pamatai gal kartais. Taip gal susidėlioja aplinkybės ir tiek. O pati pradžia buvo, kaip atsimeni tą pirmą užsakymą, pirmą projektą, jis dar stovi, nesugriuvęs, ar kažkokią paslaugą atliko UAB Koner pirmų užsakymų, ar namą statė, ar... Šiaip labai gerai prisimenu pirmą užsakymą, pirmą sutartį, pirmą objektą. Kažkaip... Čia Alytui buvo? Labai įstrigęs. Jisai buvo Daugų nuotekų valykloje. Ir Daugų nuotekų valykloje mes realiai ir dabar pagrindinis arkliukas mūsų tie stogai, fasadai. Ir ten buvo mūsų stogas ir fasadas. Mums reikėjo padaryti nuotekų valyklos. Ir labai pirmas geras užsakymas litai, tada buvo daug tų pinigų, atrodė
Ir labai geras objektas ir trečdalį sumos nesumokėjo mums. Bet čia valstybinė įmonė? Čia mus samdė subrangovais. Ai, tai jums subrangovom. Jo, ir mums trečdalį sumos nesumokėjo. Tai tuo metu tas trečdalis sumos, bet kokiu atveju, bet kokiam objektui trečdalis sumos, tai yra, nedengia jokių ten pelnų, tikrai nėra tokių skaičių. Nekilo tuo metu mintis, kad gal kam aš čia pradėjau baigti viską, grįžti vėl į samdomą darbą? Kaip, jeigu pasiskolinęs iš tėvo pinigų, kad nusipirkčiau įrankių kažkokių, draugas, kuris turėjo įmonę, davė kreditą medžiagom, kažkokių medžiagų galėčiau užsisakyti. Ir buvo 3 gal žmonės ir aš. Ir pradėjom, ir dirbom. O pats dirbai ar... Dirbau ir pats. Pats irgi dirbai. Dirbau ir pats, ir darbų vadovu, ir betonuodavom kartu būdavo, ir skaldavom kažką kartu, ir visko buvo, tai normalu turbūt. Ir kai tu netenki to trečdalio, supranti, kad tu sėdi tiesiog skolose ir dar žiūri, kaip tiem žmonėms vis tiek algas jiem reikia sumokėti. Tai mest viską ir eit į samdomą darbą, supranti, kad labai ilgai reikės dirbti, kad atidirbti. Tai nuo to tada pradėjot kažkaip. Po to... Bet tai ką, vėl kažką reikėjo pasiskolinti, ar ten užteko bent kažkur dar iki sekančiam užsakymui, ką gavo tos 2 trečdalius? Turėjau šiaip žmonių, kurie manimi pasitikėjo, kaip žmogum pasitikėjo ir mane suvedė Kaune su vienu tokiu žmogum, kuriam reikėjo priestatą pastatyti, gyvenamo namo priestatą. Tai 530 kvadratų tas priestatas. Neblogas toks. Jo, toks neblogas priestatėlis. Ir mes nuvažiavom ir tiesiai šviesiai pasakiau, sakau, jeigu avansą mokat, dirbam, nemokat, nedirbam. Ir taip sutarėmės, tai sumokėjau mum avansą, aš užsidengiau skolas ir pradėjom dirbti. Vėl į skolą, vėl, supranti tokiam. Kaip daugelis turbūt. Jo, tai taip šiaip taip tą pastatė, ten šiaip taip išsibridom beveik iš tų skolų, paskui gavom kitą objektą ir kaip tas kūgis yra, tas padas, ant kurio tvirtai stovėti, tai mano nuomonė buvo, kad reikia padaryti darbus gerai, žinai. Ir jeigu tu padarysi juos gerai, tai užsakovas liks patenkintas, tai tada nebus kažkokių problemų tau nei su tais mokėjimais, nei su rekomendacijom, žinai. Ten su mokėjimais, pirmo to daugų valyklos, tai atsitiko kita situacija, ten tiesiog... Bet ten bankrutavo tas subrangovas? Tyčia ar netyčia jo, tas mano užsakovas, tas rangovas, jis bankrutavo ir taip jau. O tai buvo skaudžiausias įmonės istorijoje įvykis su skolininkais, ar per tą 12 metų buvo ir blogesnių atvejų ir sunkesnių? Morališkai turbūt vienas iš sunkesnių, skaudesnių gal. O vienas iš sunkesnių tai buvo tų įvykių įvairių. Niekada neina viskas kitaip. Viskas plaukia banguojančiai. Dažnai tenka teisme reikalauti savo uždirbtų pinigų? Dažnai netenka. Yra tokių vietų, yra tokių niuansų. Ta prasme, dabar tai gerėja, ar taip jums pasisekdavo? Nepasakyčiau, kad dabar gerėja ar kažkada negerėja. Tiesiog yra kartais tokių užsakovų, kur sunku nuo pat pradžios, žinai, atrodo, kiekvienam objekte mes stengiamės atiduoti visą savo dūšią, skaičiuotis, daryti viską kaip savo atrodo. Ir patari, ir stengiasi, kad gerai būtų ir ekonomiškai, kitaip tariant, racionaliai stengiasi viską įgyvendinti, kaip pradžioj užsakovas tą supranta ir linksi galvą ir sako, šaunuolis, gerai, liuks, sutaupėjai, ten man tiek sutaupėjai, o pačiam gale sako, nieko, aš nežinau, ką tu čia padarėjai. Ir žiūri, kad dar skolinga, minusė tavo objektą, tai tada nesmagu būna, bet kartais yra ir tokių piliulių. Gerai, dabar visi kalba apie statybų, ypač statybų sektoriaus krizę, gal statybinių medžiagų gamintojai daugiau. Jūs jaučiate tą krizę, nes pažiūrėjus finansinės ataskaitas viešai prieinamas, tai pernai metai buvo jūsų turbūt rekordiniai, aš ten nematau ankstesnių metų, bet labai nemažas augimas įvyko. Mes kiekvienais metais turbūt per tą 12 metų sistemingai augom po truputėlį. Nėra kažkokių šuolių, neprognozuojamų, bet tas sisteminis augimas visą laiką buvo. Tai nežinau, tiesiog įdirbis gal.
Bet gerai, vis tiek bendraujat, statybų sektorius toks vienas labiausiai linkusių tarpusai bendrauti, subrangauti ir taip toliau, nepastebit, nesiskundžia aplinkui kolegos, konkurentai, partneriai ir taip toliau statybų sektoriui. Medžiagų pardavėjai, ką kalba galų gale? Medžiagų pardavėjai kalba, kad nėra patys geriausi laikai. Statybų sektoriui yra vieniem gerai, kitiem gal nelabai gerai. Nežinau, nuo ko tai priklauso, gal su privačiais, kurie dirba, gal tiem sunkiau šiemet buvo, ar pernai kažkurio metu mes su privačiais, principė, visai nedirbam mūsų tik. Bet tai va, kuo konkrečiai Koner užsiima? Jūs daugiau dirbat su dideliais objektais, aš kaip suprantu, ten fasadų šiltinimas, stogai, bet tai eina į renovacijas, ne? Arba tai mokyklos, darželiai, dideli daugiabučiai, taip? Taip, mokyklos, darželiai, daugiabučiai, tai renovacijos, bet yra ir į kitos paskirties pastatų statybos ir rekonstrukcijos įvairios. Bet šitų namukų, prie aš ateičiau, skaičiau, man namuko reikia 100 kvadratų, sakytum, eikis čia, taip? Ne, tiesiog... Gerai, turit kolegą, kur sakytum, kreipkis pas jį. Žinot, kai būna, kai tu pats nedirbi, kažką pasiūlai. Turiu žmonių, turiu pažįstamų, kurie dirba privačiai, kuriais irgi galima pasitikėti, nes per tiek metų kažkokius partnerius atsirinki. Tiek tiekėjus, tiek subrangovus kažkokius atsirinki tos partnerius, kuriais gali pasitikėti. Ir yra tų žmonių, kur jeigu tau reikėtų pastatyti namą, parekomenduočiau, skaičiau, jie privačiai dirba, ten su visais tais patentais ar verslo liudijimas, šitą nežinau, bet jie gali tam paimti ir pastatyti ir tau tikrai bus pigiau ir gerai, žinai. Nes įmonė, jinai brangiau, kaip bebūtų bus. Žmogus turi suprast, kad samdo įmonė moka truputį gal didesnius mokesčius negu tie privatus. Visa struktūra, didesnė išlaikymas, atsakomybės. Vėlgi pastebėjau, pas jūs ISO sertifikatai stovi, tai turbūt negali kai kuriuos konkursuose dalyvauti neturėdamas, taip, šitų sertifikatų. Būna reikalavimai. Tie ISO sertifikatai reikalingi konkursam, tik mes šiemet įsilaikėm tą akredituotos įstaigos išduotą tą sertifikatą turim. Ką jis duoda? Kad užsienį galite, ne? Galima dirbti realiai. O dirbat užsienį, ar ne? Pažįstamas yra. Užsienį mes nedirbam, bet esmė kokia, kad tą ISO sertifikatą gali sertifikuotis ir pats realiai. Tu pats pasiruoši, pasikvietęs ir žmogų, kuris sertifikuoja ir jis tau parašo taip, kad tu dirbi pagal savo nustatytą standartą. Čia nėra kažkokios mistikos didelės ar didelės problemos, bet susidėliot visus pagal tą standartą, visus procesus, kad jie veiktų, tai yra pakankamai sudėtingas dalykas ir daug kas, kam eiti sunkiu keliu, jeigu gali paprasčiau, žinai. O su tarptautiniu paprasčiau niekur nenueisi. Ir tiesiog susidėliojam tos procesus, nes kaip bebūtų valdymas įmonės, procesų, resursų, gamtos apsaugos, visko, yra nemažas darbas. Bet samdėt konsultantus? Be abejo. Kiek laiko maždaug užtruko kada nusprendėt gauti, arba kada pasamdėt konsultantą pirmą kartą atvažiavo ir kol gavo sertifikatą? Turbūt nuo spalio mėnesio iki Liepos gal. Tai nemažai. Tikrai daugiau negu pusę metų. Tu visai dirbi, susiruoši, atvažiuoja, pažiūri, padaro auditą, sako, kas negerai, vėl tvarkaisi, vėl ruošiesi, samdydamas tą konsultantą, kuris tau padeda, susidėlioja vėl visus procesus, viską vėl pasikvietė auditorių, vėl pasižiūri, pasako vėl negerai, vėl kažką susitvarkai ir taip dasivedi iki tos tobulybės. Patenkinti likot konsultantų, nes kartais būna, kad ten padeda, mokė pinigus, paskui sakai, blemba, galėjau pats viską pasidaryti. Gerai. Gal kolektyvas tuo metu nebuvo labai patenkintas, nes reikia papildomai dirbti tokį darbą, kuris galbūt nėra labai įdomus, žinai. Susiruoštos visus dokumentaciją. Taigi popierizmas. Atsiperka tas ISO. Kai tu taip įsidiegi ir tu dirbi pagal tą sistemą, tau yra daug lengviau, tu taupai laiką, taupai resursus, tiesiog tu... Tau iš esmės ne dėl to, kad kažkam reikia popieriuko užsakymui, o tavo visi procesai įmonėje tada supaprastėja, palengvėja, sustandartalizuoji. Programuotojai gal suprastų, žinotų, kad jeigu atsitiko kažkas, tai yra arba ten. Jeigu nuim ten, tada yra tas arba tas kelias. Jeigu čia, tada tas arba tas. Ir tas visas šakas turi,
susipaišyti ir tada žmogus, kai perpranta tą schemą, jisai žino kiekvienoje situacijoje. Atsitiko, tarkim, kažkas, tu žinai, koks nors ten nelaimingas, žinai. Ir tu žinai, ką pradėti, nuo ko daryti, kur, kaip, ką kreiptis, kur nueiti, kad gautum kažkokį rezultatą, žinai. Tiesiog, o nereikia skėčiot rankom ir panikuoti, kas dabar bus. Plius atėjęs naujas žmogus, jisai su ta sistema gali būti nesunkiai supažindinamas ir jisai jau perpranta įmonės politiką, įmonės darbo kultūrą visą, jisai greičiau įsilieja į tą įmonės veiklą ir greičiau duoda naudos turbūt ir tai pačiai įmoniai ir visiems. Jūs dar turite palaukti tų sudėtingų statinių ar pavojingų, kaip ten sertifikatą? Ne, tai jau ten atestatas. Atestatą tai yra. Sudėtinga gauti. Bet čia reikia kažkokios istorijos jau darbų, ar vėlgi tai yra mokymai? Reikia ir patirties, reikia specialistų turėti. Daug ko reikia. Ten jau kiti išduoda tą. O kaip vis tiksliai vadinasi tas atestatas? Jisai vadinasi kvalifikacijos atestatas. O ten kabant sienos. Aha, bet ten kaip ten sudėtingų statinių, ne? Kas tai yra tie sudėtingi? Ypatingi, neypatingi. Ypatingų tų. Tai ypatingi statiniai yra, turi tą kategoriją, čia yra jų tų statinių. Ir priklauso nuo daugelių faktorių, tas ar jis ypatingas ar neypatingas. Tarkim, tavo gyvenamas namas, jis nebus ypatingas. Bet jeigu bus tarp atramis, tai yra tarp vienos sienos ir kitos sienos ar ten kolonos, tarp atramis, kur jisai bus didesnis negu 12 metrų, jis jau ypatingas statinys. Jeigu tu įsidėsi kažkokį agregatą, nežinau, kažką veiksi, kažkokį dujinį įrenginį, kažkokį rimtą ar ką, tai jau atsiranda potencialiai pavojingas įrenginys, jau ypatingas statinys. Jeigu yra liftas, jau ypatingas statinys. Čia iš esmės didelis pranašumas yra, tai prieš kitus, ar čia dar vis tos didesnės įmonės visos turi? Įmonių, kurios dirba statybų sektorėje, kur ne privačių namų statyboje, didesniem pastatam, tai daugumą jos turi. Žinai. Klausimas, kiek jisai platus, kokią sritį. Ten yra dar sektoriai. Tai, tarkim, kelininkai, jie irgi turi ypatingų statinių, irgi kitaip kategorijos, aš nepasakysiu tiksliai, kaip ten jie klasifikuojasi tie keliai, kurie ypatingi, kurie neypatingi, bet irgi yra jau kvalifikacijos atestatai, bet jie negali statyti gal pastatų, žinai, nes jie turi kelių. Jūsų įmonės pati struktūra, 64 darbuotojai šiai dienai pažiūrėjau, kiek dirba prie objektų, kiek yra administracijos, kaip pasiskirstot? Tos administracijos apie 12 gal žmonių yra, o paskui jau visi kiti objektuose ir iš tų 12 važinėja turbūt į objektus. Ir tai nėra taip, kad visi ofise. Ofise grinai, kur jau neišvažiuoja, iš čia principė nėra poreikio. Vienas direktorius. Jo, tai iš direktoriais, matai, net kabinetas, kur tai ir kokio dydžio, tai praktiškai nebūna direktorius tam kabinete. Nukeštas visai į kamputį, pat kamputį direktorius nukeštas. Praktiškai nebūna tam kabinete, žinai, tas direktorius atrodo nieko nedaro, bet kažkaip vyksta viskas. Tai ofise mes turim 1, 2, 3, 4, 5, 6 žmonės, realiai, kurie niekur jau neišvažiuoja, jiems nėra poreikio. O visi kiti juda. O turit pardavimų skyrių, kaip ieškot klientų? Ar jau čia... Yra viešųjų pirkimų puslapiai. Dirba žmogus specialiai prie viešųjų, ne pirkimų? Yra 3 žmonės, kurie dirba su viešaisiais pirkimais, su visais tais skaičiavimais. Ir skaičiuojame, žinai. Ateina su rekomendacijom, ateina ir tų daugiabučių namų pirmininkų ateina, kreipiasi, žino, kad mokam, kad galim, kad gerai darom ir prašo ten kažkokį stogą įrengti ar kažkokį fasadą padaryti. Jūs atliekat statybos paslaugas, ne? Pagrindė ten medžiagom jokiom neimportuojat, neprekiaujat, viską imat iš savo. Neprekiaujam tiesiog, perkamės kaip ir visi kiti. Ir namų irgi ten kažkokių nekilnojamo turto objektų nestatot pardavimai, vien paslaugas. Darbuotojai, ne? Turbūt vienas didžiausių iššūkių statybų sektoriui, kvalifikuotų darbuotojų išlaikymas, suradimas, pritraukimas. Kaip jūs su to kovojat? Nežinau, net ar pavadintai kova, žinai, yra.
Nu, tam. Bet darbuotojų klausimas yra visiems turbūt aktualus, tai ne tik statybų sektoriui, bet mūsų sektoriui tai aktualus tas klausimas. Turiu omeny konkurenciniai kovoj su kitais irgi kitom statybų įmonėm. Galiu pasakyti, ką pastebėjau. Tai pastebėjau tai, kad jau grįžta iš tų Skandinavijos šalių, grįžta po truputėlį darbuotojai, kurie ten dirba, kurie ten uždirbdavo daugiau, jau grįžta į čia ir pasirodo galima ir to Lietuvoje užsidirbti. Tai vat, tas dalinai džiugina, galėtų tas tempas galbūt didesnis, bet jau dalinai džiugina. O tas išlaikymas, kaip sako vadovas, neturėtų, taip aš galvoju, kad turbūt neturėtų būti geras, jis turėtų būti maksimaliai teisingas. Mes atlyginimus. Griežtas vadovas esate? Pakeliat balsą? Pats griežčiausias. Mes atlyginimus skaičiuojam ne kažkokius valandinius, o už atliktą darbą. Ir duodam galimybę žmogui užsidirbti tiek, kiek jis gali, tiek, kiek nori. Kiek sugeba. Kiek sugeba. Tai tas intervalas platokas yra, bet ne kiekvienam tos rankos vienodos duotos. Rankos, galva, viskas. Tai viską sudedi į vieną krūvą ir tu gauni kažkokį rezultatą. Tai tie, kurie už tas valandas dirba, tai pas mus nelabai gaunasi. O kai ta didelė darbuotojų? Pagrindiniai darbuotojai, ta prasme, tai nesikeičia, jie senbuviai, tai yra jau seniai, bet norint įmoniai augti, tai vis tiek, kaip čia pasakyti, kad tu neįsisuki nuo to, kad pas tave iš 5 naujų atėjusių lieka kokie 2, tarkim, kuriem tinka, lieka 3 gal. Bet pas jūs ne vien tik tu prasme vis tiek turit ir su pagalbiniais, jums reikia pagalbinių darbuotojų, ne prie specialistų. Tai turbūt čia didžiausia kaita, vis tiek jų atlyginimas mažiausias ir greičiausiai čia daugiausiai keičiasi, ar ne? Čia daugiausia turbūt ir keičiasi. Arba ateina specialistai, bet pasirodo, kad ten nelabai specialistai. Jo. Tai čia gal ta problema. Bet dažniau nesigaut pačiam. Tenka atleisti ar išeina patys kažkur kitur laimės ieškoti? Ne, principai išeina patys, stengiamės tą žmogų kiekvieną rast, kurį padėti. Gal kartais jam ir nepatinka, kad matai, kad jisai nepajėgus tiesiog kažkokį vieną ar kitą darbą atlikti, tu jį pastatai prie kažkokio kito, o jam gal žmogui būna nesmagu, tada ir jisai tiesiog priima tokį sprendimą, bet O įsisukat su vietiniais, ar yra jau pas jūs užsieniečių dirbančių? Ar buvo? Bandėm. Nelabai. Nepavyko. Dar kartą bandėm. Vėl nepavyko. Daugiau nebandom. Bet bandė čia su šito mūsų artimesniem kaimynėm šalim, ar iš kažkokių egzotinių ten Vietnamų? Ne, buvo šitą Sakartvelo, ar taip sakosi. Turbūt šitų buvo kažkoks planas ir turėjo būti jau čia važiuoti ir kalnus versti. Po to šita kaimynė Baltarusija dar kol nebuvo karo Ukrainoje, tai buvo tokių irgi planų, buvo net atvažiavus viena moteris. Bet pasakysiu tiek, kad jų darbo kokybės standartai labai skiriasi nuo mūsų. Ir papasakotam žmogui reikia padaryti va taip, nes tiesiog taip reikia. O jie mato, kad pas mus kaime darydavo kitaip, arba ten pas mus tai paprastai sukala ir gerai, o pas mus reikia gražiai, ir nesigavo truputėlį. Kai nesigauna, reikia perdarinėti, pats supranti, per perdarinimus viską nukenčia automatiškai, viskas tai. Didesnė koncentracija yra į tų užsakymų konkursų laimėjimą, ar vis dėlto į reikiamą skaičių darbuotojų? Ta prasme, ar darbuotojų trūkumas yra vienintelis tas stabdis, plėtros stabdis? Tikrai ne. Ne. Jūs iš esmės turite susirinkę komandą tiek, kiek reikia ir
tą visą kontroliuojate. Ne? Administracinę komandą principę turim. Bet aš kalbu daugiau apie darbuotojus ten, Kurie objektuose. dirba objektuose, tai sakau, jeigu mes turim resursus organizuotos tos darbos, žinai, resursus turim, tai jeigu tų žmonių būtų darbuotojų daugiau, kurie objektuose dirba, tai mes galėtume ir daugiau daryti darbų. Bet čia irgi niuansai įvairūs būna, tarkim, galėtų planuoti, ką tu nori, bet atsiranda ir visi patvirtins tie, kurie renovacijose, tarkim, dirba. Buvo toks momentas nuo pernai metų rugsėjo berods iki šių metų kovo buvo sustabdyti finansavimai renovacijai. Ir pusiau žiniom, pusiau nežiniom lapkritį išsiaiškėjo, kad jie sustabdyti ir jų nėra tų pinigų. Tai pusę metų įmonė turi dirbti iš kažkur tai, mokėti atlyginimus, pirkti medžiagas ir tiesiog, kad nėra tų pinigų. Sutartys yra, viskas yra, dirbi, bet neturi mokėti dėl to, kad ministerija bankam, bankai ministerijai, žinai, stumdo vieni kitus, o kenčia tai mes, žinai. Irgi va tokie va iššūkiai, kaip sakai, reikia su galva iš kur paimti tų apivartinių pinigų, nes jų neturi prisidėjęs tiek laikotarpių, kad galėtum vežti. Suki galva iš kur paimti, kad galėtų žmogus dirbti, kad jam nereikėtų prastovėti. Čia iš tikrųjų nemažas iššūkis yra, kai tu turi tam tikrą skaičių darbuotojų, o tavo užsakymai priklauso ar laimėsi konkursą ar ne. Tas planavimas labai yra sudėtingas turbūt dalykas. Visur gerai, kur mūsų nėra, žinai, o kur mes esame visokių niuansų būna, tai ir planuoja, ir sėdim, ir kartais jam kyla klausimas, ką čia veikia tam ofice ir ką jie čia daro, žinai, nieko neveikia, tik per dienų dienas kavą geria ir važinėja, tai taip gal nėra, žinai, tai vat ir dirbi, ir planuoji tam. Buvę pastaraisiais metais tokių dienų, kai yra prastovas, darbuotojai sėdi ir neturi ką duoti dirbti. Buvę tokių situacijų, kad yra tekę, kaip paminėjau, sustoja kažkaip finansavimai. Tiesiog fiziškai, turbūt finansiškai negali pavežti visų tų objektų. Buvę taip, kad mes 2 brigadas, tarkim, esame metę į vieną objektą, kuris buvo mokus. Ne, kad greičiau padarytų, greičiau gautume. Greičiau, čia biškai ten tų pinigų tas paskirsimas pareina. Buvo, o apie kažkokias tas prastovas, stengiamės, kad nebūtų tų prastovų. Mes šitą, nežinau, čia gerai ir blogai, bet nuo pat įmonės įkūrimo mes tuo kalėdiniu šventiniu laikotarpiu principė nedirbam. Ir šiemet mes 20 gal diena, penktadienis turėtų būti gruodžio, jeigu aš gerai atsimenu. Tai bus paskutinė šių metų darbo diena ir po to ateinam tik tai po 3 karalių. O apie šventės, tai dar vis egzistuoja ta problema tarp statybininkų alkoholis? Jis visur egzistuoja, žinai. Turėjom, taip, nežinau, gal turbūt ne tai, kad paslaptis, nėra ko gal pasigirti šito vietoj, bet nėra ko ir slėpti. Turim darbų saugos specialistę važinėję su alkotės ir duoda prasipūs karts nuo karto tų blokų statyti, kiekvienoje statybvietėje, kad eitų pūstų. Įsivaizduoju, kad čia nėra vaikų darželis, kad kiekvienas su bizūno, su kažkokiu tai rimbu ar ten be rimbo, kažkokiu tik ten stovėk, stebėk, kaip padarė, kiek padarė ir panašiai. Stengiuosi, kad kiekvienas žmogus būtų motyvuotas, dėl to ir atlyginimai, kaip sakiau, pagal išdirbį mokami. Tai su tuo alkoholiu, jeigu tu jį vartoji, tai labai kažko daug gero nenuveiksi, žinai. Tai automatiškai ir tavo rezultatą taip pasistebė, žinai, bet niekada nelėkime tai neuostėm, žinai, ar tu ten išgėręs ar neišgėręs. Esat atleidę darbuotoją dėl išgėrimų? Esat. Ir buvo tokia situacija, kad darbų vadovas sako, jau viskas, sako, aš nebesusikalbu. Vakar buvo, šiandien tas pats, tai atvažiuoja darbų saugos specialistas su alkotesteriu patikrinti, jie iš to objekto bėga. Tiesiog dingsta nėra. Prasėdė ten pusę dienos, patikrina visus, žinai, o 2 piliečių nėra. Čia konkreti situacija. Kitą dieną tie piliečiai jau darbe. Žinai, bet jie kažkur, ten kažkas jiems pasidarė, ir tiesiog jiems reikėjo išvažiuoti ir niekam nepranešė, išvažiavo, atėjo kitą dieną, kaip niekur nieko, taip buvo jiems. Okei.
bet kad jie ir tą kitą dieną kvapą turi, žinai. Tai vėl atvažiavo netikėti ir jau tik pas juos du, žinai. Jau ne visus kviečia, o konkrečiai ateina į darbo vietą ir davai, žinai. Juozas su Petru čia. Nu, tarkim, Juozas su Petru, nors tai ne tokie vardai, bet tarkim, žinai. Ir ką tu galvoji, jie pasako, kad tai žeidžia jų orumą ir jie neprivalo, žinai. O iš tikrųjų, jie negali atsisakyti, ne? Kiekvienas įdarbinamas, jisai supažindinamas su darbo tvarkos taisyklėm. Šiaip galų gale yra ir turbūt darbo šitą kodeksą, kur parašyta, kad darbė nuliai. Ir jisai priimamas į darbą vis laiką supažindinamas su tom darbo tvarkos taisyklėm, kad jisai negali vartoti alkoholio ir atvažiavus patikrinimui jis turi pasitikrinti, žinai. Jeigu ten randa ar ten kažkas kitaip, nu, taip pat kaip policija. Su policija, taip, jeigu tu atsisakai. Važiuoji, pasiemi graudą, tikrintis. viskas tvarkoja, atsiprašom ir gal ten kažkas sugedo, gal nesugėdo, nu, bet principai, kai matai žmogaus užuodė, nu pats, nu, kai šalia negirtas, nu, matai, kad jisai išgėręs, nu, ir jam orumą žeidžiam, po to jisai šitą, nu, pyksta, aišku, nedirba tada ir čia maždaug apie 10 ryto. Tai po pietų prieš 4 atvažiuoja į ofisą, nes jie iš to objekto išvažiuoja tiesiog susinervavę jau, kad jiem ten orumą įžeidėm dviese, atvažiuoja apie 4 į ofisą ir nu, su didžiausiu nepasitenkinimu, kaip mes juos taip darom, žinai, tai sakom, nu, atsisveikinam, kam pyktis, suprantam, skirstomės ir viskas, gi čia ne katurga, ateinam savo norų, susirašom sutartį, ne kažkokią prievolę, žinai, nu ir įsiskiriame su jais, taip gražiai, negražiai, nu kaip pavadinti, įsiskiriam. Ir po gal savaitės nepilnos, nemeluoju, gal daugiau nei savaitė praėjo, bet gavosi, kad tas kakadų, ne kakadų, ten ar pagalba TV3 kažkas važiavo, filmavo ir juos nufilmavę, tai tas laikas, kada nufilmavę, tai po savaitės daug mažkai iš manęs išėjo iš darbo, žinai, ir prifilmavę, kaip jie nuo merginų, kažkokių nuo moterų gavo aplupti, tą butą jų filmuoja, nu, ten katastrofa, žinai. Laiku atleidot, vienu žodžiu. Nu, ta prasme, galvoju, ir jų daro orumą, žinai, kad jie nepatė, žinai. Nu, tai apie ką kalba, žinai, tai būna va, tokių situacijų. Tikrai ateina į darbą ir iš pirmo žvilgsnio nepasakysi, žinai. Kartais būna iš pirmo žvilgsnio nepasakysi, kad jisai ir gabus, žinai, kad jisai gali išmokti. Yra priėmę, esam kelis studentus iš profesinės tos mokyklos, žinai, kur priėmė tą studentą ir jis ateina su viltim bent minimumą uždirbti. Bet jisai pirmą mėnesį parodo rezultatą, antrą mėnesį parodo rezultatą, kad jisai, nu, gabus, jisai nėra kažkoks, kurį reikia iš karto mokinti arba labai imlus, tarkim, tie mokslomis gerai gaudosi, greitai supranta, greitai dirba ir padaro tą darbą. Bet jūs pas jūsų strategija pirmiem pasiūlyti didesnį užmokestį, kol kažko nesugalvoja, ar laukiat, kol darbuotojas jau pats pribręs ir ateis, sakys, pakelkite algą? Ne, mes matom, kad jis gali ir, kaip sakiau, kiekvienam mokam už nuopelnus. Kiek tų darbų pasidaro, matom, kad pasidaro jų daugiau, mes jam daugiau ir sumokam, žinai. Ir nėra tokios problemos, tai jis labai nustebęs buvo, kad kaip jisai net bandomojo neišlaikęs, uždirba ten panašiai kaip su tais vyrais, kurie seniai dirba, žinai. Bet jeigu jie panašiai dirba, vienodai daro, darbų vadovas mato ir tą atlyginimą sumokam, nu, tai nėra čia jokios problemos, žinai. Yra, va, turim vieną žmogų, kuris iš įkalinimo įstaigos, tarkim, dirba, žinai. Nu, tai man asmeniškai didžiausia pagarba, žinai, jam. Ten dar ir subsidiją kažkokią gaunat, ar ne? Ne, negaunam jokių subsidijų, bet jisai seniai atėjęs irgi, žinai, ir dabar, aš nepasakysiu jo tiksliai statusų, jis ten turi pravažiuoti gal nakvotinam ar kažkas tokio, gerai nežinau, bet susiradęs žmoną, nusipirkęs būstą, turi susitaupęs, žinai, galvoja apie ateitį, dirba ko puikiausiai, žinai, ir kas imponavo jame, žinai, sako, aš darbo nebijau, man tik tai parodykit kaip ir pasakykit, ką daryti, žinai. Ir viskas, reikia parodyti, pasakom, taip, išmoko ir ko puikiausiai dirba ir jis patenkintas ir mes patenkinti, žinai, ir nėra jokios problemos. Kaip atrodo UAB Koner direktoriaus diena? Atsikeliat ryte? Nesuderintas klausimas, juokauju. Ta prasme, mėgstat pats visus procesus kontroliuoti ar deleguoja darbus kolektyvui? Ne, nu kaip tu sukontroliuosi visus procesus pats?
aš kuo džiaugiuosi realiai. Ne, būna tokių žmonių, kurie nieko nepasitikė ir jiems vis tiek reikia tikrinti, pertikrinti. Kuo džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad turiu tikrai gerą administraciją, tikrai gerą kolektyvą, kuriais pasitikiu ir nežinau, be jų mes nieko nepadarytume. Kiekvienas tas raiktelis, jisai didesnis ar mažesnis, yra svarbus šitam mechanizmui, žinai, ir jeigu bent vienas šlubuoja, tai visas mechanizmas tada blogai rodo, žinai, tą laikrodžio bent mažiausias raiktelis. Tai visi jie svarbus, bet ir kas svarbiausia, kad jais gali pasitikėti. Ir žmonės kompetencijos turi, ir sprendimus randam, ir kas svarbiausia, bet iš ne vieno užsakovo, tarkim, yra mes atsiliepimą tokį kaip ir gavę, žinai, kaip baigėsi objektas, sėdi, paskui aptari, kaip čia buvo, čia kiek problemų, kokius spręsti ir panašiai. Tai visi praktiškai akcentuoja tai, kad mes nuo kažkokios problemos nebėgom niekada. Atsiranda kažkoks niuansas, ar su projektu, taip ar ką, įmam, sprendžiam, galvojam, kaip padaryti, darom, stengiamės, tiesiog, kad gautą rezultatą naudingą abipusiai, žinai, tiek užsakovui, tiek mum. Tai šituo gal mes išskirtinumą tą turim, žinai. Kalbant apie kolektyvą, esat apsibrėžę kažkokius tikslus ten 2 metam į priekį, 5 mečiui, 10 mečiui? Ar yra pagrindinis tikslas augimas ir tos kokybės savo gero vardo išlaikymas? Gero vardo išlaikymas tai yra turbūt vienas iš tų pagrindinių tikslų. Ir tą kolektyvą taip ir auginam, žinai. Bet nėra ten, kad po 5 metų turim pasiekti ten 10 milijonų, ten 20, 100 milijardą. Yra gal ne, kažkokie tikslai vis tiek yra. Nėra tikslų ten tų milijardų, nėra tikslų, tiesiog yra, matant kokį dabar turi kolektyvą, yra kažkokie tikslai tos apyvartos ar tų objektų gyvenimo, kad visi galėtų iš to gyventi, žinai. Ir taip ir dėlioja. Ir planuodamas, kaip ir jūsų turbūt darbe, ar kiekvienam darbe, kažkas, kas planuoja, turbūt nėra blogai turėti kažkokį buferį, žinai. Tai tavo buferį, kokį mes pasilaikom, jisai mums padeda realiai augti, žinai. Realiai turim tą buferį, kurį galim tų darbų padaryti kažkiek daugiau. Ir stengiamės jų padaryti daugiau, ir mums pavyksta padaryti daugiau, automatiškai žmonių atsiranda daugiau ir tas augimas po truputį toks ir yra. Bet niekada neėjom ant kažkokios bangos, kad užšokam ir praplaukėm metus ar 2 ir po to jau kaip bus, taip, niekada taip neėjom. Bet jūs dirbat visoje Lietuvoje, taip? Principė visoje Lietuvoje dirba. Bet yra Dzūkijoje, ar ten Alytuje koncentracija, kur jūs norėtumėt daugiausia objektų turėti, ar jums jokio skirtumo? Ne, tai norėtume Alytuje daugiausia turėti, be abejo norėtume daugiausia turėti Alytuje. Bet kad čia tų didelių objektų nelabai yra. Bet kad čia tų objektų... O be Alytaus dar Dzūkijoje yra kažkur, kažkas kažką didesnio statusi. Tų statybininkų Alytuje yra nemažai įmonių ir konkurencija. Tikrai įmonių ir šitą gal skaitau ir mes vieni iš tų, kurie tokie normalesni. Bet yra niuansas tas, kad vis tiek yra regionas. Ir kad ir kaip bebūtų ta sostinė toli, kad ir kaip jie būtų nepatogu važiuoti, bet sostiniai yra kitokios kainos, žinai. Ir tarkim, kainos skiriasi. Jo. Ir tarkim ir įkainiai darbų, tarkim žmonėm, kur mokami atlyginimai, jie skiriasi nuo Vilniaus ir skiriasi nuo Alytaus kainos. Ir čia... Tas atstumas tikrai tiek nepadengia, kiek ten gauni. Visai, žinok, stengiamės irgi jeigu turim kelias brigadas, stengiamės jas sukti ratu rotuoti, kad kažkiek padirba namuose, kažkiek važiuoja į Vilnių, taip tokį ratuką kažkokią stengiamės. Bet darbuotojai grįžinėja ar ten kažkur grįžinėja? Kiekvieną dieną paruožiau namo. Pats asmeniškai investuojate į nekilnojamą turtą? Kažkokios strategijos investuoti nekilnojamą turtą nėra. Dar kažkur, ar apsiribojate visą koncentraciją būtent tik tai savo įmonę? Ar perkat akcijas, kriptovaliutas, senovinės mašinas, kurias vėliau parduosite žymiai brangiau? Ne, šitoj vietoj gal aš kaip aš asmeniškai tai nesu gal į tai labai į tokio kažkokio požiūrio linkęs, tai neturiu to polinkio, žinai.
Mano iš vis tokia gal ne tai kad svajonė, bet tas tikslas toks, kad ta įmonė dirbtų pakankamai savarankiškai ir aš savo laiko dalį galėčiau skirti tų pačių individualių namų statybai, žinai. Nes man tai, kaip pasakyti, faina, žinai, tikrai faina, kai tu gauni tą rezultatą didelį objekto, bet gal kartais trūksta viduj kaip inžinieriui to pasitenkinimo savim, nes čia dirba komanda ir mano darbas čia yra surasti tų objektų, užvesti ant kelio, pažiūrėti vienur ar kitur, sudėlioti finansavimo tuos kelius, kad netrūktų niekam laiku mokesčiai, laiku algos, laiku viskas. Tai kartais kaip inžinieriui tos realizacijos atrodo trūktų, žinai, tai norėtųsi daugiau laiko skirti, pastatyti kažkokių individualių namų, žinai, ir parduoti galbūt, tokia būtų labai... Bet čia kaip privati iniciatyva, ne? Iš esmės... Aš jaučiuosi morališkai labai savim patenkintas, kad išmūrinau rezultatas, čia suorganizavau, čia padariau. Bet esate darę tą... Jo, tai ta prasme, aš tą darbą esu dirbęs, aš tą darbą esu dirbęs nuo statybos, nuo A iki Z, žinai, visos, nesakau, kad viskas pavyko visą laiką. Jūs iš esmės atimat iš manęs dabar darbą, nes atsakėte į mano sekantį klausimą, užbėgdamas už akių, nes ir buvo, koks jūsų kaip verslininko asmeniškai tikslas yra užauginti įmonę, ar eit su ją iki galo, kiek ten sveikata leis, ar užauginti ir parduoti, ar užauginti ir perleisti, ar jūs tame gyventi jums yra labai gerai ir be to negalėtumėt gyventi, ar galėtumėt iškeisti, neleiskim, gavęs pakankamai pajamų, užsitikrinti gerą gyvenimą, kur nors ir gulėti kiekvieną dieną paplūdimiuose su kokteiliuku. Ar galėtum gulėti su kokteiliu? Aš nežinau, aš turbūt, kad negalėčiau. Vieną gali ten, ne, vieną mėnesį gali, gal vieną pusmetį, bet visą laiką, išprotėtum turbūt. Man tai, nežinau kaip kitur, bet čia Conner tai yra mano kūdikis, žinai, vaikas. Pats, pasigimdžiau ir auginu, žinai, rengiu marškinėliais vienokiais, kitokiais, vaunu į guminius, žinai, tada kai reikia, šalmą užsidedam, augam, tvirtėjam, kažkokią tai mechanizmą mokam jau valdyti ten ir panašiai, žinai. Tai tą vaiką augini po truputį ir auga ir norisi jį užauginti tokį, kaip pasakyti, subrendusi, savarankišką, veikiantį ne mechanizmą, gal ir mechanizmą, taip pavadinti, žinau. Vaiko nepavadinsi mechanizmą, bet tiesiog... Tai gerai, bet ar norisi jį užauginti ir paleisti gyvenimą jau savarankiškai, ar kad kaip italai, kad visą laiką sėdėtų prie tėčio mamos šono ir gyventų iki senatvės? Aš tau pasakysiu taip, žinai, iki tos senatvės, vėl nežinau. Turiu 3 vaikus. Sėkmingai auga, sėkmingai iš proto veda, kaip ir visi vaikai, žinai. Ir nepiršiu tiem vaikam tikrai, kad tu ateik va čia ir tu dirbk jo su manim ir čia bus jau gerai, kad ten perduot kažkam tai ir taip toliau, žinai. Tikrai to nebus, bet jeigu bent kažkuris vaikas norės ateiti dirbti į čia ir tęsti tai, ką aš pradėjau, tai aš būsiu tik už, žinai. Ir tikrai mano širdis džiaugsis, kad palieku į kažkokias tai patikimas gal rankas, gal bent jau savas rankas, žinai, ir panašiai. Parduoti apie kažkokią pardavimą, tai nėra kalbos. Nes, tikrai negalėčiau gulėti nei mėnesio, aš tam paplūdimys, su jokia ten ta taurė ar kažkuo, tai, čia vis tiek irgi tokia realizacija yra savęs, žinai, smagu ir su tai žmonėm bendrauti, smagu rezultatą matyti, smagu kartais ir paliūdėti kartu, kai kažkas nepasiseka, žinai, po to matai, kaip atsikeli ir padarai kažką gerai, žinai, gauni tai, ko tu tikėjasi, pasiekė tą tikslą, žinai, sėdim, patenkinti, dalinamės įspūdžiais, čia yra kaip šeima, didelė tokia, nežinau, to įmonė ir... Bet per tos 12 metų buvo momentas, kad norėjai sakyti, eina viskas, velniop, noriu mesti ir eiti kažką kitą dirbti. Per 12 metų buvo tokia situacija, kai dirbau su vieno savivaldybė ir buvo tokia situacija, žinai, kai turėjai darbus padaryti greitai, turėjai padaryti jų tuo metu nemažą kiekį, ir tu gali, žinai, 2 dienas, 3 dienas, 4 dienas, 5 dienas, 6 dienas, 7 dienas, 8 dienas, 9 dienas, 10 dienas, 11 dienas, 12 dienas, 13 dienas, 14 dienas, 15 dienas, 16 dienas, 17 dienas, 18 dienas, 19 dienas, 20 dienas, 21 dienas, 22 dienas, 23 dienas, 24 dienas, 25 dienas, 26 dienas, 27 dienas, 28 dienas, 29 dienas, 30 dienas, 31 dienas, 32 dienas, 33 dienas, 34 dienas, 35 dienas, 36 dienas, 37 dienas, 38 dienas, 39 dienas, 40 dienas, 41 dienas, 42 dienas, 43 dienas, 44 dienas, 45 dienas, 46 dienas, 47 dienas, 48 dienas, 49 dienas, 50 dienas, 51 dienas, 52 dienas, 53 dienas, 54 dienas, 55 dienas, 56 dienas, 57 dienas, 58 dienas, 59
Ir neužteko vėlgi tų kažkokių vartinių lėšų ar kažko tai. Ir pažadai, kuriais maitino, kad mes tau sumokėsim avansą, sumokėsim laiku, ten ir panašiai, jie liko tik pažadais. Ir buvo toks momentas, kai reikėjo skolinti, žinai, tikrai reikėjo stipriai skolinti, skolinausi iš visur, kur galėjau, ką pažinojau, ko nepažinojau, ir skolinausi iš vieno tokio žmogaus. Toks pusiau pažįstamas, žinai, ir mes, skolinęs man tų pinigų, žinai, ir sakau, tai nesuskolino man kaip asmeniui, aš tada įmonei skolinau, žodžiu, tai sakau, pasirašyti kažkokį reikia, paskolos raštelis, skolos kažką tai. Sako, kam? Sako, žinau, kur gyveni, gražus vaikai, atiduosi, sako, žinai. Ir aš po to sėdžiu ir galvoju, ką aš čia darau, žinai. Dėl įmonės rizikuoju savo šeimos, negaliu pasakyti sveikatą, aš nežinau, supras kaip nori, interpretuokit šitą dalyką, kaip išeina, žinai. Bet man pasirodė nejuokinga, žinai, tai jam pirmam atidaviau. Tas skolą, žinai. Bet vienas protingas žmogus dabar, su kuriuo bendrauju biškiu, sakė, gyvenime viskas kainuoja, žinai, visos gyvenime pamokos kainuoja. Vienos kainuoja pinigus, kitos kainuoja laiką, kitos kainuoja draugus, trečios gal sveikatą, žinai. Viskas kainuoja. Tai tuo metu aš išmokau tą pamoką, supratau ir nežinau, jeigu taip atsitiktų dar kartą, ar aš tikrai norėčiau šitą kūdikį gelbėti, o rizikuodamas savo šeimos sveikatą, žinai. Turbūt gal kad ne, bet Tai ką, Edvardai, ačiū labai už pokalbį ir palinkėsim, kad tau tos klaidos kainuotų kuo mažiau. Ačiū tau. Laida Dzūkijos verslas.